Sveiki. Norėjau su jumis pabendrauti, pasikalbėti. Buvau šiemet buvau išvažiavus labai daug kur. Pirmiausia, pavasarį buvau išvažiavus į Juodkalniją. Pavasarį. Kodėl pavasarį? Labai anksti pavasarį, gegužės mėnesio pabaigoje. Dėl to, kad buvo paskutinės minutės kaina ir skrydžiai, ir jie buvo pigesni. Na, žinoma, reikėjo paieškoti tų pigesnių skrydžių. Tai buvo nebrangi kelionė į Kretą, kažkas 250 eurų, ir į Juodkalniją 200 buvo, taip pat 250 kažkas maždaug taip, bet dar man pasisekė pigiau ir dar 240 ar 237 kažkas kelionė. Tai kaip nevažiuoti tą kelionę? Kadangi artimieji dirbo, negalėjo, mokėsi, dirbo, tai viena ryžausi važiuoti. Viena kažkada buvau ir į Turkiją nuvažiavusi, ten man labai patiko, dar labai seniai, dar prieš 10 metų, gal ir 15 metų praėjo. Nu, vien žodžiu, 2009 metais kažkas, labai patiko, labai. Ten prabangus viešbučiai Turkijoje, maistas švedų, stalas, kaip sakytas, ilgas, ten pasiimi, ką nori valgyti. Nu, Juodkalnijoje irgi labai, tenai Turkijoje tai buvo su ekskursijom. Ir į Pamukalės versmės važiavom, ypač labai patiko. Nežinau, kad būtų mokama, gal ir buvo mokama, bet labai nedaug. Jeigu ir buvo mokama, tai labai nedaug. Nes nesitaškau pinigais, labai taupiai gyvenu. O Juodkalnijoje taip pat tenai buvo be ekskursijų. Jeigu norėjai mokėti už ekskursijas, tai reikėjo papildomai ekskursijų paketas, dar 400 turėtų prisidėti su ekskursijom. Ir viena ekskursija, kur nors nuvažiuoti, pavyzdžiui, senasis miestas, tenai pasižiūrėti įvairių vietovių, tai po 50 eurų, po 40 eurų ir va tokios kainos, jeigu ekskursija nori Juodkalniją. Tai todėl Juodkalniją tai viešbutis pirmiausia nuvedė į viešbutį valytoje, pasitinka valytojos, ekskursantus. Kiekvienas iš kurio viešbučio. Man pasitaikė, kad viena papuoliau į tą viešbutį, tai viena pasitiko valytoje ir mane nuvedė į viešbutį. Viešbutis toksai atrodė labai ten siauras gatvelės, sakė, kai autobusai neprivažiuoja, reikės jau nueiti į stotelę, kai reikės grįžti namo. Ir tenai toks labai privatus, toks kaip privatus viešbutis atrodė. Mane vieną beveik apgyvendino tame Petrovič viešbutyje, Vila Petrovič. Ir tenai valytoja ir dar toks vyriukas atėjo. Ir tenai taip privatu, kad net klausiau šitos moters Tanios, jie yra labai žinoma, populiari valytoja. Klausiau, ar čionai jūs savininkė būsit rusų kalba. Tačiau ji pasakė, ne tik valytoja, tas vyras irgi valytojas, nors aš jau nemačiau paskui nei karto, dar kita valytoja buvo. Labai privatu. Tenai baseinėlis toks nedidelis, atrakinti vartai, užrakinti, na žinoma, į tą savo kambarį viešbučio, tai gali įeiti antrame aukšte, balkonas, padarytas balkonai, bet tenai įeiti gali raktus, kaip sakyti, atsirakinti, bet jeigu jau pamirši tuos raktus, užsitrenks duris ir nebeįeisi, kad taip ir buvo atsitikę man. Bet valytoja pasakė, kad kur jūs rasti, pasakė, kad aš čia žemai gyvenu, bet tačiau ji beveik nuo ryto, nuo kokių 10 valandų, 9 ji ten būdavo, atsirasdavo nuo 10, kitą kartą nuo pusę, kitą kartą ir vėliau, ji ten būdavo, bet vis nepastebėjau, kad gyventų, kai man užsitrenkė duris. Na, reikėjo tada per naktį nebent laukti kitą dieną ir kitos dienos. Bet kadangi aš mėgstu bendrauti, kažkaip nemėgstu tylėti ir kažko laukti per naktį, tai taip išsigelbėjau, atvažiavo ta valytoja ir paklausiau kito žmogaus ir administracijos nėra. Yra tenai padaryta viską, durys administracija, bet viskas užrakinta ir neveikia.
tai būtų reikia laukti per naktį. Bet jin ten dažnai būna, vieną tą valytoją pavaduoja kitą valytoją, bet labai keistai, tai baseinėlis yra nedidelis, taip pat ant stogo pasideginti yra, ne ant to viešbučio, ten jau ant kito pastato. Nu, vienu žodžiu, ant kito pastato stogo nedidelis baseinėlis pasidegti, bet jeigu nori patekti tą baseinėlį, turi praeiti tos valytojos kambarį, o tos valytojos kambarys nebūna visą laiką atrakintas. Atrakina tik tuomet, kai nori. Tai reikia iš balkono šaukiau, ar galim pasimaudyti, tai leido ir pro jos kambarį, bet ji užsirakina tą kambarį dažnai. Tai kai atrakintas, tai eini ten pasimaudai ir labai kažkaip privatu. Ir jin beveik ten būna ir ten kalbėsi, šnekiesi, ne taip kaip Turkijoje. Ten yra administracija, jeigu kas neaišku, žemai, pirmame aukšte, didžiulio viešbučio, o tenai nėra jokios administracijos. Na, davė ekskursantys telefoną, šitą telefoną tai davė, tos ekskursantys jaunos, kuri jau, kai atvažiavom jį su autobusu. Taip, kad labai kažkaip privatu, labai taip privatu ir vaikščioti ir irgi į baseiną iš šaligatvio nepateksi, užrakinta, reikia praeiti valytojos kambarį ir vėl užrakina, paskui jau kai jį išeina užrakina. Taip, kad laisvai nevaikščiusi, na, į lauką, į savo kambarį, tai galėjai, turėdamas raktą, raktas buvo. Taip, kambariai viskas daugiau patiko, iš tikrųjų tai labai patiko, labai gražus tokie kalnai, daug žalumos ir ant tų kalnų auga, kartais ir lietus nulyja, ir griaustinis, bet šilumos daug buvo, 29-30 laipsnių šilumos, jūra ne per toliausiai nueit, toks restoranėlis nedidelis, ten pavalgyt, bet jau nepridėsi kaip Turkijoje, nepalyginsi, kaip Turkijoje maistas, bet pavalgyti, užkasti įmanoma, todėl daug vyrų, šiaip labai patiko, labai gražus senasis miestas, yra daugiau tų vietų visokių pavaikščioti, aplankyti, taip kad buvo nuostabu. Tai šiemet pabuvojau labai daug kur Juodkalnijoje, grįžau kelionė, viskas sekėsi, geriau biški buvo nesklandumų, bet patarčiau nuvažiuoti į Juodkalniją ir apsilankyti, tikrai patiks. Na, galvojau į Kretą, bet ten labai karšta, galvojau, viena važiuoti labai toli, Juodkalniją nuskristi iš Lietuvos tik 1,5 valandos. Paskui buvom Jūrmaloje buvom, irgi tenai Jūrmaloje, netoli Jūrmalos, Jekaterinos rūmai yra ir daug kur Jūrmaloje pabuvojom, Jekaterinos rūmai ir... Na, svarbiausia, kad jūra nuvažiavus labai arti yra, nereikia toli eiti pėsčiomis. Taip pat dar buvome ir tik tenai Jūrmaloje, labai jūra pabraidyti iki kelių tik ta jūra ir maudytis nelabai gali pasimaudyti. Paskui buvom į Palangą nuvažiavę dar, į Palangą tai jau pasistatom mašiną prieš bažnyčią dar, ten prieš bažnyčią, pasiekėm bažnyčią, visada apsilankau Palangoje bažnyčioje, paskui ten jau nuo bažnyčios kampo sukant, ta kaip yra pėsčiųjų, takai tokie dideli pėsčiųjų, ten kur jau uždrausta gal ir dviračiais važinėti ir riedučiais. Tai žmonės, kur traukia prie jūros, tai tolokai nueit. Bet paskui pasiekė tą aikštę ir man labai patiko Palangoje jūra. Jūra ten buvo tokia, nebangavo, vėjo nebuvo ir giliau galėjai įbristi ir į tą jūrą jau ir iki krūtinės, iki pečių, tai buvo galima paplaukiot. Bangų nebuvo, vėjo nebuvo, na ir... Aš mėgstu mautis, gal kiti nesimaudo, atsigaivina. Na, žinoma, nepalyginsiu su tom jūrom, kur jau buvau Juodkalnijoje, bet tenai labai vanduo švarus, ar Turkijoje jūros vanduo labai švarus, bet tenai akmenų yra. Tai pradžioje eini, tai tokie akmenys ir didesni, ir mažesni, tai gali pirštus apsidaužyti. Tai va, mūsų prie Baltijos jūros smėliukas. Tai va, buvau šiemet, taip pat, sakau, biržuose buvau, Pasvaly buvau Biržuose,
Taip pat Radviliškio kavinė yra Žara. Kerčiama labai tenai gražios vietos, taip pat Radviliškio prie tos kavinės Žara. Ir pavalgyti pakenčiamos kainos. Šituose Šiauliuose kaviniai prie stoties tenai, stotis kaip yra irgi cepelinai tik 3 eurai. Na, žinau, viena porcija. Kada važiuojam iš Palangos, tai taip pat į Juozapinę beveik visą laiką užsukam. Dar per vieną dieną ir Šventąją būdavo dar aplankom ir Šventąją, tai jau labai pavargstam tada. Ir pas Juozapinę, ir Šventąją, ir tada jau pavargstam, nes vieną dieną dažniausiai pasirenkam ir labai išeina tik kelionės, važiavimas kūrų ir už kūrą susimokėti, na ir dar iš parduotuvės nusiperkam, iš parduotuvės dažniausiai stengiamės nusipirkti. Ir taip grįžtam ir niekada neužmirštam parsivežti rūkytų žuvų mėgstam parsivežti. Tai va taip, kadangi sūnus išlaikė vairavimo egzaminus jau čia anksčiau, tai taip mus pavežiojo ir patenkinti likom. Pernai tai niekur beveik nebuvau išvažiavus, o šiemet labai patiko kelionės. Taip pat yra, dar galiu paminėti, Pakruojo dvaras, taip pat yra labai gražu, tenai gėlės, bet tenai jau reikia mokėti už įėjimą į Pakruojo dvarą, jau biški brangiau. Jeigu vienas žmogus eini, nebežinau, ar 16 eurų, ar kiek, o jeigu keli žmonės eina, tai jau sumokėsit, žinokit, atvažiavę, gal ir 50 eurų už 3 žmonės. Kainos tai nemažos, todėl kiti sako, kodėl tenai žmonių mažai, dėl to, kad tenai brangu yra įeiti tą dvarą. Taip, šiaip tai gražu, bet mes irgi kaip įėjom, bet mes įėjom su kortelė įėjom. Bet šiaip kaip įeini, tai tenai labai gražu, tikrai man labai patiko, bet jau kainos, žinokit, reikia užmokėti. Dėl to, kad žmonės ir mažiau lankos, nes dabar visi irgi nori koncertai, jeigu miesto šventė būna, tai koncertai nemokamai žmonėms būna, tai labai daug prisirenka liaudis. O dabar, kaip žinot, ir į koncertus jau pabrangę yra koncertai taip pat. Dar kai buvo Katunskytė, tai dar pigesni, Aido Maniko koncertai pigesni buvo, tai dar pigiau, 12 eurų galėjo, dabar jau brangiau, o kai ne vienas žmogus eina į koncertą, tai irgi jau kainuoja daugiau. Na, tai jau taip pat dar galite apsilankyti labai, yra Radviliškyje yra labai geri baseinai, kam arčiau Radviliškis. Baseinai yra labai geri, pirtis tenai yra saunos, pasikaityti saunos ir nebrangu ten yra, ne per brangu, po 7 eurus už žmogų ir pasimaudysit ir baseinė, ir sūkurinės vonios, ir pirtis yra, tenai taip pat patinka. Nuvažiuojam kiekvienais metais. Tai va, tokios ekskursijos šiemet buvo, labai daug keliavau, labai daug judėjau, kaip tas piškis, ir Kaunas biškelne kaip atsiliepia, tai ant pirštų biški pabėgu, tai vėl kažkaip tenai, jau ir amžius nebe tas. Tai va taip daug apkeliavom, o paskui pernai tai beveik niekur nebuvom, taip išėjo, kad beveik niekur nebuvom. Tai va tokie dalykai. Nu, kiti metai bus jau drakono tie metai, jau dar paskiau gyvatės, tai nežinau, kaip ten kokie jie bus. Tai va, linkiu taip pat ir jums visiems sėkmės, nepavydėkit kitiems, padėkit laikas, būkim draugiški lietuviai, tokie labiau. Mes lietuviai tai darbštus esam, darbštus taupus ir visko turim, daug ko turim, tik truputį būkim ir nuoširdus esam, ir vaišingi esam, ir geri esam, ir teisingi, o ypač svarbiausia, kad tikintis. Lietuviai yra labai tikinti žmonės, labai daug eina į bažnyčią, meldžiasi, tik truputį gal turim pavydumo, nepavydėkim kitiems, pasakykim gerą žodį, uždėkim kokią laiką, negailėkim. Čia moteris užsiprenumeravusias daug yra, mane kaip žiūri vyrų, tai nedaug, moteris daugiausia pasiprenumeravę. Man čia nesvarbu tas prenumeratas labai, kaip sakyti, tu surinkt man, aš nieko negaunu, tik šiaip va, noriu pasirodyti, pasidalinti savo ekskursijomis, įspūdžiais. Pirmiausia, tai ėjau dėl to, kad parašiau knygutes, norėjau išplatinti, skleisti, kaip sakyt, bet nelabai kam poezija kitiem nepatinka kitiem. Tai
nepriversi, kad patiktų, tai truputį biškutį nuo kūrybos perėjau į ekskursijas. Geros, gražios dienos, dar ir artėjančių gerų mokslo metų. Mokinkite, studijuokit, mokinkite studentams, moksleiviams, palinkėsiu, kad sektųsi, kad būtumėt, svarbiausia, kad būtumėt sveiki. Svarbiausia, kad būtumėt sveiki, o visa kita bus pridėta arba ir gal ir atimta truputį. Ačiū už dėmesį.